Danai, ar teko matyti trasai Benediktą Vanagą? Jis dar negrįžęs, o jau yra 2 valanda nakties. Jo, mums teko jį matyti. Jis buvo pirmo greičio ruožo kopų sekcijos dalyje. Tai matėsi, kad jam ten sunkiai sekėsi labai per kopas važiuoti, mes buvom sustoję prie jo, padėjom jam tą prasme, bet, žinai, visą dieną ten nestovėsi. Tai tą prasme, aš supratau, kad pasidarė kaista labai stipriai kūras. Ir pas mus šiandien kaito kūras lygiai taip pat, nes, sakau, 1,5 valandos prastovėjo. O kas Benediktui tenai su ranka, nes spauda rašo, kad ranka gali būti sulaužyta, automobilis užkrito ant rankos. Tai, ką jisai man pasakė, tai kad jam skauda pirštą. Ir kad jisai įtarė, kad galėjo susilaužyti pirštą, bet ta prasme, dar jis nebuvo garantuotas, kad tikrai susilaužė. Bet ta prasme jo, jisai sakė, kad domkratas kažkaip jam nuslydo.